Kadangi einame tokią temą išlipti iš savo komforto zonos ribų, nes taip yra sulaužomas ego arba kitaip mūsų šešėlis, mūsų vidinė tamsa. Ir dažnai mes tą tapatybę savo vidinę, tokią slepiančią, dažnai moteris turi apie tobulumą. Aš noriu būti tobula žmona. Ką reiškia, Roberta, būti tobula moterimi? O kaip Roberta yra tobula mama? Ir visos mes pereinam per kaltę, per jausmą, galbūt aš kažką neteisingai darau, jeigu rezultatai ir aplinkybės netokios. Tačiau su užduotimi netobulas eksperimentas ir apskritai leidimas savo specialiai elgtis netobulai, aš jūs kviečiu pažadinti ir pamatyti, kad mūsų mintis ir tam tikra sukurta tapatybės dalis apie save yra netikra. Nes tokio dalyko kaip tobulos aplinkybės, tobulos situacijos net neegzistuoja. Taip pat kaip ir tobuli santykiai. Ir tikrai moteris galvoja, nu va dabar jau viskas, aš čia viską išklausysiu, viską padarysiu, bus tobuli santykiai. Ir nėra tobulų santykių, nes tai yra sureikšminimas iliuzijos, kuri neegzistuoja. Ir tas tobulumas, tamis tobuloji, aš pasakojau ir dar noriu priminti kartą paskaitoje, kad labai uždaro moters tikrąjį potencialą. Moteris negali atsiskleisti ir negali sukurti ryšio su savimi, negali net pažinti savęs, kokia ji iš tikrųjų yra, kol joje egzistuoja stipri tobula arba netobula iliuzija. Ir va tą tobulumą, kaip aš turiu pasirodyti, ką aš turiu pasakyti. Ir jeigu mes maitinam tą tobulumo iliuziją, tai mes vis daugiau galvojam, ką pasakys kiti, kaip jie pagalvos, kaip aš atrodysiu, kaip dabar kažkuri iš karalienių man gražiai rašėt, Agne, ne, kad, nu, vat, aš einu ištiesusi galvą, aš einu su suknele ir man tai nepatogu. Nes man geriau būtų galbūt kokie džinsai, kokios kelnės ir jau gink dieve ne aukštakulniai, bet aš einu, nes aš kuriu savo aplinkybės sąmoningai išlipti iš savo komforto zonos ribų. Ir kiekvienai apie tobulumą yra skirtingi aspektai. Vienos nori galbūt pasirodyti išorėje tobulos, kitos kaip tik bijo pasirodyti išorėje, nu, vat kažkokios nesusitvarkiusios, trečios galbūt su vaikais tas tobulumas labai susijęs, arba su šeima, arba su namais. Tai mes visos kažkuria procentinė dalimi turime tos baimės būti netobulomis, nes ta gera mergaitė yra įskiepyta. Taigi jeigu aš būsiu gera, aš tarsi turėsiu viską. Turėčiau turėti ir gerą vyrą, ir gerus santykius, ir gerus pinigus, ir gerą veiklą, ir gerus namus, nu jeigu aš būsiu gera ir tobula. Bet tai yra iškreipta, nes neegzistuoja toks dalykas kaip tobulumas. Ir dažniausiai šedevrai ir viskas, kas sukurta ir atrodytų mūsų akimis kosmosas, koks pasiekimas, yra daug kartų nesėkmės ir daug kartų netobulumo. Ir net tas pats šedevras galbūt pačiam kūrėjui netobulas. Bet kitų akimis jis yra įvertintas aukščiausių reitingų, geriausiais atsiliepimais ir panašiai. Tai vad, aš vis noriu paskatinti kiekvieną iš jūsų paklausti pirmiausia savo mintise, kur aš save apriboju ir kur aš stengiuosi būti tobula arba kur aš stengiuosi siekti tobulumo. Pavyzdžiui, siekiu tobulumo, kad būtų pagal mane pokalbiuose su vyru. Siekiu tobulumo, kad tas rezultatas būtų būtent toks, niekaip nesigauna, kuriu savo įtampą, dramą, vietoj to, kad paleisčiau ir pasileisčiau. Nu, vadinasi, turi būti kitaip. Dar prieš šiandien susijungiant su jumis, vyras pasakė, nu, vadinasi, taip turi būti. Jeigu situacijos keičiasi, aš jų kaip ir pakoreguoti negaliu, vadinasi, tai eis į gerą, vadinasi, vyksta, sako, korekcija. Ir aš galvoju, nu, tobulas požiūris. Vadinasi, bet kurioje situacijoje aš galiu sau duoti tašką, tiesiog atsipalaiduoti ir moteriai yra tai labai naudinga. Šiuolaikiniai moteriai tai yra labai reikalinga tiesiog pasileisti, pasiduoti, atsipalaiduoti ir leisti sau būti netobulai.
Nes dažnai tas tobulumo siekimas būna ir netgi vidinis. Vidinis tas kritikavimas, iš kur atsiranda, nes aš siekiu kažkokios tobulumo iliuzijos. O kodėl aš negaliu tiesiog savęs palaikyti, su savim gražiai pakalbėti, nu pasimėgut, kad ir papildomais kilogramais, nu yra kaip yra, nenumesti į šoną, bet pasakyti, kaip aš noriu iš tikrųjų, aš noriu šiek tiek kitaip. Ane? Tai vat, čia va tas ryšio su savimi kūrimas, jis visada yra šiek tiek už komforto zonos ribų. Ir jeigu moteris savo leidžia išlipti drąsiai, eiti, tiesiog net sukuria savo aplinkybės va per praktikas, ane, nu bent vieną kartą. Ir puikiai žinot, karalienės, kiek aš daug esu įvairių praktikų uždavusi, kurios buvo kartais nelogiškos, bet tiesiog, kad jūsų pasitikėjimas savimi auktų, bet tiesiog, kad jūs išbūtumėt įtampoje per lengvumą, sukurdamos vat praktinę, iš praktikų sukuriamą įtampą. Tai vat, ta tobulumo iliuzija egzistuoja pas mus visas. Ir mes palengva, kuo daugiau priminsim savo, kad tai yra iliuzija ir kad aš nusprendžiu tą iliuziją išsklaidyti ir jos atsisakyti, tuo lengviau prasidės ir apskritai tuo lengviau gyvenime vyks įvykiai, kurie yra gražus, kurie yra malonus ir kurie veda jūs į tai, ką norit keliauti, bet lengvai ir moteriškai.